Taip. Kas ateityje laukia žmoniją? Kas laukia? Nežinau. Galim sakyti jūsų prognozę ir po to už 20 metų jungs šitą filmuką ir kažkas bus sakyti, o Raimonda atspėjo, kas bus. Gerai. Aš norėčiau tikėti, kad vis daugiau žmonių prabus, prasiplės jų sąmonė ir jie pamatys gyvenimą kitaip, negu matė žmonės prieš 50, prieš 100 metų. Pamatys tuos dalykus, kas yra iš tikrųjų svarbu mūsų gyvenime. Materialumą nustums į šalį jau, nes matys, kad ne čia yra laimė. Tai reiškia, padaugės pasaulyje laimingų žmonių, ar ne? Galbūt dėl to, galbūt klimatas sustos ten blogai darytis, kas dabar darosi, ne? Nes jie sąmoningai suvoks, ką reiktų daryti kitaip, kad galėtum gyventi sveikoje aplinkoje ir panašiai. Dar toksai man aspektas kilo, kad apie tą dirbtinį intelektą. Mane jisai nekiek baugina, nes aš tikiu, kad mes, būdami šitam kūne, nesulauksim šito. Bet žiūrint tuos futuristinius filmus, tai va taip kažkaip man nelabai patinka, ar mums tikrai reikia tų robotų, kurie nu, va, jau intelektą turėtų protą ir galėtų patys mąstyti ir patys priimti sprendimus. Ar mums neužtektų tiesiog mašinų, tų, kurios darom, ar automobilių, tarkim, surinkinėja, kurios priklauso nuo elektros ir nuo žmogaus įtakos priklauso. Ir kas bus, kai jau, ar mums tikrai reikia namuose, tarkim, roboto, kuris eina tvarko namus, pats nusprendžia, ką jam daryti. Tada galėjau pradėti bijoti, na, ką tu čia namie turi. Businti mechaninis protas, dar turi savo protą, dar mechaninis protas. Taip, dar mechaninis ir tu iš vis nežinai, ką jisai sugalvos, kaip sugalvos. Tu nežinai, ką tavo vyras galvoja, o čia dar toksai. Tai vat, man tai nelabai, bet aš tikiu, kad mums tai jau... Aš ramiai gyvenu dėl to. Aš gyvenu šią dieną, šiaip praktiškai, planuoju labai mažai į priekį ir svarbiausia reikia išlikti aiškaus proto, nu, tos sąmonės tokios. Ir tada ir kūnas bus sveikas, nes tu realiai, ką tu dabar dedi į save, tai įtakoja tavo ateitį, koks tu būsi toliau. Tai va. Tu daugiau neturiu minčių apie ateitį. Ateities nėra, jinai nereali ir tie lūkesčiai kažkokie, kuriuos jeigu mes keliam, tai yra netiesa visiška. Mes turim būti laimingi dabar. O dabar, nu super, ne viskas? Taip. Neturim nė vienos problemos.